Augau katalikiškoje šeimoje. Tikėjimą perdavė mano tėveliai ir apie Lurdą aš sužinojau būtent iš jų. Nuo jaunystės svajojau nuvykti į Lurdą, bet nebuvo galimybių, esant geležiniai uždangai. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, atsirado galimybė aplankyti Lurdą, pamatyti vietą, kur Bernadetai pasirodė Dievo motina Marija. Po 2 dienų kelionės autobusu pasiekėme tikslą. Ėjome prie grotos ten, kur stovi Šventos Marijos statula. Meldėmės, stengėmės paliesti Šventos Marijos kojas, drabužius, jautėme jos motinišką globą. Kitą dieną ėjome Kristaus kryžiaus kelią. Tai kalnas, kuriame įrengtos stotys, vis kylančios aukštyn ir aukštyn, kol pasiekia kalno viršūnę, ant kurio buvo nukryžiuotas Kristus. Kitu keliu nusileidome į apačią. Didelį įspūdį paliko procesija. Kiekvienas turėjo uždegtą žvakę, kalbėdami rožančių, giedodami giesmes įvairiomis kalbomis, judėjome į priekį. Labai gražiai atrodė žvakių jūra. Dar ir dabar prisimenu giesmę, kurią giedojome. Sveika, sveika, sveika Marija, sveika, sveika, sveika Marija. Buvau švento vandens maudyklėje, vonioje atsiklaupiau vandenyje ir seselės iš 2 pusių paėmę mane už rankų pritraukdavo į vonios galą, kuriame stovėjo Šventos Marijos statulėlė, kurią aš turėjau bučiuoti. Po maudynių mane užplūdo palaimos jausmas, kurį prisimenu iki šiol, ir žodžiais jo negalima nupasakoti, reikia pajusti.